Tai komiksų kūrėjų klubas įsikūrė prieš turbūt 2 mėnesius ir per tuos 2 mėnesius mes turėjom gana tokią glaudžią grupę, kur visuomet ateidavo tie patys mokiniai. Sakyčiau, amžiaus diapazonas gana didžiulis, nes nuo 1 iki 19 mečių. Na ir mes labai atidžiai kiekvieną savaitę su labai tokiu užsidegimu domėjomės komiksais. Tai reiškia, kad aiškinamės, kaip jie yra kuriami, kada jie atsirado. Taipogi domėjomės, kaip yra kuriami veikėjai, kompiuterinių žaidimų, animacinių filmų. Ir patys kiekvieną kartą sužinoję kažkokių teorinių žinių, mes bandėm jas pritaikyti praktiškai. Gegužės 29 dieną mes planuojame tokią visiškai netradicinę, nestandartinę, lygiai tokią pačią, kokie būna komiksai parodą, kurioje bus pristatyti patys netikėčiausi, keisčiausi, nuostabiausi jaunųjų kūrėjų darbai įvairiausiam temom, įvairiausiam technikom. Ir tos parodos metu mes pagaliau galėsim pristatyti 2 mėnesių darbą. Turėjom įvairiausių užduočių ir keistų formų, kuriam veikėjus ir piešėm trumpus bežodžius komiksus. Tai turbūt vienas tokių įsimintiniausių, kurį man pavyko pamatyti jaunojo kūrėjo, tai buvo, netgi atsinešiau parodyti, tai vadinasi, čia yra puikusis autorius Oskaras, Plonas ir kiti. Tai temos nebuvo, buvo tiesiog kalbama apie tai, kaip reikia pasakoti istoriją. Ir štai čia matosi, kad skrenda plonas lėktuvas, yra labai plonas žmogus ploname pasaulyje ir per žinias praneša, kad atsiranda naujas kūnas. Ir labai išsigandęs veikėjas nusprendžia, kad kažkas čia labai tragiško ir baisaus nutiko. Pažiūri, kas čia per garsas ir tiesiog prie jo prieina apvalus žmogus. Ir jisai pasako, sveiki, mes atėjome su taika. Na ir plonasis žmogus pasako, pala, ką reiškia mes? Ir paaiškėja, kad yra pačių vairiausių kūnų ir pasaulis yra išties labai vairus. Ir po 5 metų ir storas lėktuvas skrenda ir elektroninis debesis. Ir štai čia buvo sukurti veikėjai įvairiausi keiščiausi. Tai tik noriu pasakyti, kad išties kūrėjai nustebino, manau, ne tik mane, bet ir patys save, nes sukūrė tokių visiškai netikėtų istorijų, kurias kviečiu pamatyti atėjusi parodos atidarymą. Esu Austėja, aš esu Mėta. Tiesiog patinka piešti ir to pačiu galima savo mintis čia išreikšti, pabandyti komiksus piešti ir taip. Tiesiog patiko, kad mes dirbame komandoje, galime išreiškti savo, pavyzdžiui, mintis, savo idėjas ir tiesiog linksmai pabūti kartu. Nes tie žanrai vis keičiasi, visos tos idėjas irgi keičiasi, bet man atrodo dažniausiai būtų, pavyzdžiui, psichologiniai arba kariniai. Tokie. Man labiau, nežinau, jeigu aš anksčiau, kai bandydavau kur tos komiksus, tai man patikdavo tokius labiau ir psichologinius pabandyti, bet ir romantiškus kažko to pačiu, nežinau. Man labai patiko, nes aš mėgstu kurti komiksus. Mano pirmi komiksai, kuriuos aš padariau mintyse.